Jau 11 kartą Kėdainiuose vyko Lenkų kultūros festivalis Znat Įsi virš Isos. Iš Lietuvos bei užsienio šalių atvykę kolektyvai, daugiausiai jaunimo pučiamieji orkestrai, pirmiausiai surengė koncertą miestelėnams prie Kėdainių rajono savivaldybės pastato. Po koncerto miesto centre šventinė festivalio dalyvių eisena patraukė link Senosios rinkos aikštės, kurioje išsirikiavę svečiai dar kartą pasveikino kėdainiečius savo melodijomis. Poprzez orkiestrę Sejm. Esame jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras iš Olecko. Į Kėdainius atvykome pirmą kartą pakviesti Irenos Duchovskos. Dar nespėjome visko čia apžiūrėti, bet pirmieji įspūdžiai apie jūsų miestą labai geri. Į Kėdainiuose organizuojamą Lenkų kultūros festivalį atvykstame antrąsyk. Pernai labai patiko, todėl ir vėl pas jūs svečiuojamės. Tikimės, kad mūsų draugystė nenutrūks, nes mums labai svarbu pristatyti lenkišką kultūrą jūsų šalyje. Manau, tai gerina abiejų tautų santykius. Į Kėdainiuose jau 11 kartą rengiamą Lenkų kultūros festivalį kasmet atvyksta nemažai dalyvių. Jų geografija plečiasi, džiaugiasi festivalio organizatorė Irena Duchovska. Dalyviai atvyko iš 3 kraštų praktiškai, iš Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos. Yra virš 500 vien dalyvių. Kaip manot, kas yra svarbiausia tokiuose festivaliuose? Draugystė. Paskui mus kviečia, mes važiuojame. Mes nuo 94 metų labai daug kur esam buvę, o be to aš važinėjau autorinius susitikimus. Praktiškai tie ansambliai, kurie atvyksta tos grupės, paskui kviečia pas save. Ir mūsų ansamblis Įsa važiuoja, koncertuoja. Ir aš turiu autorinius susitikimus. Ir Švedijoje teko turėti. Ir į Londoną kviečia, ir Paryžių kviečia. Kur yra Lenkai, ten yra draugai. Į Lenkų kultūros festivalio sūkurį įsisuka ne tik kėdainiečiai, bet ir rajono miestelių gyventojai. Šįkart didžiulis renginys vyko ir Krakėse. Ten buvo ansamblių ir orkestrų eisena, po to kelių valandų trukmės koncertas Vakaronė. Gražia švente džiaugiasi ir vietos gyventojai, ir renginyje dalyvavusi Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė. Aš visada džiaugiuosi bet kurių reikšmingų kultūrinių įvykių ir manau, kad tai, kad mūsų miestas yra daugiakultūris ir kad tas akivaizdžiai matosi kultūrinėme gyvenime, yra labai svarbu. Pas mus yra daug bendrijų, draugijų tautinių ir tikrai labai džiaugiuosi, kad va štai Lenkų draugija yra viena iš aktyviausių mūsų Kėdainių krašte ir kasmet surengia tikrai įdomius reginius. Labai svarbu, kad va štai šitokie kultūriniai mainai iš Kėdainių miesto, iš mūsų rajono centro persikėlė į mažesnius miestelius. Ir va štai kolektyvų pasirodymai Krakių miestelyje ir kolektyvų koncertas, truksantis net kelias valandas, aš žinau, yra labai laukiamas mažose miesteliuose. Ir tai yra savotiška viso miestelio šventė Išdavoje kultūrinių mainų, kultūrinio bendradarbiavimo. Festivalis palieka malonius įspūdžius tiek jo dalyviams, tiek ir žiūrovams. Lenkų festivalyje dalyvauju pirmą kartą, nes neseniai pradėjau dainuoti jame, nes daug kolektyvų dalyvauju ir nespėju laikę. Labai esu patenkinta, kad šitiek daug suorganizuota iš Lenkijos gerų, stiprių kolektyvų, labai gražus dūdų orkestrai, labai gražiai groja, labai patinka. Labai man patinka, labai aš laukiu tų susitikimų, viskas man labai įdomu. Vienu žodžiu, aš labai laiminga, patenkinta, į draugį kartu pakviečiau. Ateinu pasižiūrėti šitą, pasiklausyti, labai malonu, labai gražu viskas. Man labai patinka ta atmosfera, orkestrai, chorai, mažoretki, taip, kurios vaikšto pagal muziką ir labai linksma ir matosi, kad tai yra labai didelė šventė. O mes į šitą šventę įeinam ir prisijungiam su Lenkijos instituto projektu. Lenkijos instituto direktorė Malgožata Kasner kėdainiečiams ir miesto svečiams pristatė fotoparodą Sveika Lenkija, kurioje užfiksuotos įvairiausios šios šalies gyvenimo akimirkos. Kitą dieną festivalio dalyviai buvo nuvykę į Paberžėje aukotą šventąsias mišias, po to surengė koncertą Kėdainių miesto parke.